yra. Ir va čia ta galva taip tik aiškiau biškį matos, jau stačiai ten yra paversta. Čia yra upeliukas Pragaris vadinasi, tai būtent tas žmogaus veido pastebėjimas jau galėjo būti nežinau kiek šimtmečio ar gal net ir virš 1000 metų, nes yra duotas pavadinimas Pragario upeliukas, čia kerta tą sprandą, kaklo panašiai vietą ir čia būtent visa ta galva, o šito būtent tai yra parko teritorija. Ir visa net anatominės tos raukšlės žmogaus veido atitinka takų struktūrą. Ir nosies skylė yra 15 metrų diametro tokia vandeninga vieta. Burna, čia yra žemėlapį parodyti. Ir čia ir miestelio visą tą gatvės struktūrą. Ir toks paslaptingas veidas žvelgia į miestelį ir net ir į vardą įdėjom, kad čia kaip akmentikis. Ir jie dar Pragaris, kaip akmentikų gentis. Galvoju, kad seniau čia pirmosios gentis galėjo po ledynmečio atsirasti, o ten būtent yra to tirpimo periodas tų ledynų ir matosi maži žmogaliukai. Ir sakoma, kad mano rezervato dabar pelkė, kur yra ledynų aukštis buvo panašiai toj vietoj, kai apie kilometrą storio ledas. Tai va čia yra dar mažesni tie aukščiai, bet